Kartais sunku apsispręsti, kurį linksnį reikėtų vartoti - vardininką ar įnagininką. Esame įpratę, kad įnagininkas tinka, kai kalbam apie instrumentą, įrankį tam tikrą. Tačiau, ar mes galime vartoti įnagininką, kai kalbame apie tam tikrą būvį, tam tikrą būseną? Kartais tai yra įmanoma. Praktikos patarimuose yra nurodyta, kad vardininko reikia tada, kai kalbam apie nekintančią nuolatinę būseną. Pavyzdžiui, jie visą gyvenimą buvo patriotė. Jis buvo laimingas žmogus. Turime omenyje, kad vadinasi visą laiką buvo nuolatinė būsena, visą laiką tai buvo ir niekas nepakito. Tai čia be abejo reikia vardininko. Įnagininką galima būtų vartoti, kai kalbam dažniausiai apie pareigas laikinas. Pavyzdžiui, mano sesuo kelias savaitės buvo auklė. Vadinasi, ne visą gyvenimą buvo auklė, o tik kelias savaitės, čia įnagininkas tinka. Jis kurį laiką buvo mano pagalbininku, irgi žodžiai kurį laiką tarsi pasako, kad ne visą laiką, kad laikinai buvo pagalbininku ir kad čia nėra nuolatinė jo profesija. Berniukas kurį laiką buvo gerų mokinių. Turime omenyje tarsi, kad ne visą laiką jis buvo gerų mokinių, o kurį laiką, kai labai pasistengė. Jeigu jau norime pasakyti, kad jis visą laiką buvo gerų mokinių, tai turime sakyti, kad jis buvo geras mokinys, tada jau vardininko linksnis. Tokiame sakinyje, pavyzdžiui, tikras patriotas visą gyvenimą stengiasi tarnauti savo tėvynei, saugoti ją, ginti ir daryti viską, kad būtų gerai. Reikalingas vis dėlto vardininkas, tikras patriotas, nes lyg ir kalbama, kad visą gyvenimą žmogus toks turėtų būti. Jeigu šitoje vietoje pasirinktume įnagininką ir sakytume, žmogus būdamas tikru patriotu, tai lyg ir bandytume sakyti, kad jisai tik kažkurį laiką toksai buvo, o ne visą gyvenimą. Bet tada kyla klausimas, ar tinka žodis tikras apibūdinti šitai būsenai.